Žvėryno natūralios medicinos centras. Mano vardas Aušra, esu Vilnietė, gyvenu Vilniuje ir tikriausiai esu jau paveldėjus iš mamos tą tokį dalyką, kaip tarkim antsvoris. Kaip aš jo ir neturėjau labai didelio, bet pagal savo ūgį prieš 6 metus svėriau 77 kg, ūgis yra mano 1,64 m. Tai tikrai tas pasijauti ir pati jaučiausi labai nepatogiai. Iš tikrųjų savo, čia gal daugiau ta problema išryškėjo po gimdymo ir tuo metu aš ieškojau įvairiausių būdų, kaip tą svorį numesti. Teko įvairiausių išbandyti ir dietų, ir tų priedų visokiausių, ir iš tikrųjų tai buvo trumpalaikis dalykas. Ir kada tiesiog jau negalėjau susitaikyti su savo tokiu viršsvoriu, pradėjau ieškoti dar kitokių būdų ir tiesiog iš pažįstamų, iš draugų išgirdau, kad yra gydytojos Tulčinos įkurtas natūralios medicinos centras, kuriame galima numesti svorį pagal tam tikrą programą. Ir kai jau nebeturėjau jokių kitokių vilčių, nes daug ką buvo išbandžius, nutariau kreiptis į Žvėryno natūralios medicinos centrą. Ir ką man čia pasiūlė? Man pasiūlė padaryti maisto toleravimo testą, ir visą kitą programą prie jo. Aišku, iš draugų girdėjau daug įvairiausių atsiliepimų, kad tai neveikia, kad tai yra nesąmonė, kad tai irgi nepadės, bet buvau tvirtai nusprendus išbandyti. Ir tiesiog buvo sudėliota visa programa, padarytas maisto netoleravimo testas, berods ir vega testas tada buvo, ir žarnyno valymo kelios procedūros, ir sustatyta mitybos programa. Daug kas sako dieta, iš tikrųjų pati įsitikinau, kad dieta tai dar pasitiksnau, kad dieta tai yra gyvenimo būdas, o ne kažkoks trumpalaikis maitinimosi ciklas. Ir pradėjau maitintis pagal tą sustatytą programą. Iš tikrųjų nebuvo sunku. Tiesiog reikėjo valgyti tam tikrą maistą tam tikrų metų. Niekada nesijaučiau alkana, nejaučiau tikrai jokio streso. Ir sakyčiau, po 1 mėnesio galbūt irgi neturėjau tokių rezultatų, kokių norėjau, bet iš tikrųjų po 3 mėnesių aš numečiau 17 kg. Ir be to visą tą laikotarpį tikrai jaučiausi pilna energijos ir kaip ir sakau, be jokio streso, visada buvo ir sotumo jausmas, ir atsirado energija, ir gera nuotaika, ir geras miegas. Tai iš tikrųjų rezultatą aš turėjau, nors, kaip ir sakau, daug kas atsiliepdavo neigiamai, kad čia tikrai nieko nebus. Tai tą patyriau pati ir tikrai labai džiaugiuosi, kad yra toksai centras, kurio pagalba tikrai sveikai galima numesti svorio. Tik, aišku, aš sakau, kad žmonės nori labai greito rezultato ir tik tai, kad patys nieko nedarytų. Iš tikrųjų, reikia ir pačiam, jeigu jau turi kažkokį tikslą, reikia pačiam jo siekti, už tave to niekas nepadarys. Tai tikrai pati savo sakau, kad tik tai būtent per Žvėryno natūralios medicinos centro su jo pagalba sužinojau, kaip reikia maitintis, kas tinka mano kūnui. Ir netgi praėjus 6 metams jau pati savarankiškai galiu pritaikyti tą pačią programą ir žinau, kad tai veikia. Net ir dabar vėlgi tas svoris kartais, kai sugrįžta, tai sausio mėnesį vėlgi grįžau čia, pasiėmiau masažų programą visą ciklą ir jau pati savarankiškai pritaikiau tą patį mitybos procesą būtent ir per mėnesį numečiau 4 kg. Ir tikrai labai džiaugiuosi būtent ir personalo aptarnavimu, kad tai yra tikrai puikūs žmonės, kurie čia ateini ir jautiesi kaip namuose, jauti tokį draugišką palaikymą ir visi specialistai, iš tikrųjų, pas kuriuos aš buvau, labai puikiai, labai kultūringai ir labai profesionaliai aptarnauja. Ir visada administratorius pasitinka. Tiesiog jautiesi, kad tu čia esi laukiamas ir tikrai gausi tą pagalbą, kurios nori. Tai Mano patirtis yra tokia ir aš to labai džiaugiuosi ir žinau, kad jeigu turėsiu kažkokių problemų, visada kreipsiuos būtent čia.
Ir norėčiau palinkėti ir kitiems, kad vis tik tai patys mes irgi turime kažką padaryti dėl savęs, prisidėti. Tikriausiai stebuklų nėra tokių, kad kažkas mostels lasdelė ir svoris automatiškai visas nukrys. Tai tikrai džiaugiuosi tą pagalbą, kurią gavau čia. Ir noriu pakviesti ir kitus žmonės, kurie turi viršsvorio problemų, irgi kreiptis. Tik tai reikia kantrybės, reikia pačiam savo padėti, o profesionalai irgi padarys savo darbą. Tai iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti tikriausiai visų pirma gydytojai Tulčinai, kuri įkūrė šitą centrą ir subūrė tokią profesionalų komandą ir sudarė tas programas, kurios padeda, aš taip tikiuosi, kad ne tik tai viršsvorį mažinti, bet ir kiek žinau, kad ir daug kitų problemų. Taip pat noriu padėkoti ir žmonėms administratoriams, kurios visada ir primins, kad kada reikia ateiti, visada maloniai sutiks. Labai esu dėkinga paskutiniai būtent masažuotojai Agniai, kuri, ten atrodo, kad žmogus labai myli savo darbą ir tas masažas dar atrodo dvigubai daugiau veikia teigiamai, būtent su jos tokia meilė darbui. Na ir visiems kitiems specialistams, kurie man pagelbėjo ir padėjo, tiesiog dabar jau pavardžių nebeatsimenu, tai tiesiog visiems labai didelis dėkui, kad jūs tokie esat, kad jūs taip puikiai išmanote savo darbą ir padedate žmonėms.